Labadiena, šiandien norėčiau papasakoti trupučiuką apie mūsų stebuklingą tokį organą akies rainelę. Gal jūs nežinote, akies rainelėje atsispindi mūsų visi organai. Yra toks mokslas iridologija, kuris nagrinėja būtent rainelės ženklus ir pagal juos mes galime tada koreguoti savo gyvenimo šiek tiek būdą, galbūt žinodami, koks organas ar kokia sistema mūsų veikia silpniau, o kuri stipriau. Tai vat, jeigu jums įdomu, šiek tiek reiškia, kairė akytė mūsų atspindi daugiau tuos organus, kurie mūsų yra paveldėti iš mamos, o dešinė akytė atspindi daugiau susirgimus, ligas, kurias paveldėjom iš tėčio pusės. Ir tarkim, rainelėje dažnai kažkas mato tokius, tarkim, ežeriukus mes galime matyti kažkokias rudas dėmes, mes galime matyti aplink vyzdžio plotą, matom tokią liktai tokį žiedą. Aplink vyzdžio plotą esantis tie visos dėmės, kažkokie tokie pakitimai nurodo mūsų skrandžio žarnyno problemas. Viršui mes turim, tarkim, nuo 10 iki 2 valandos, mes turime mūsų galvos smegenų projekciją. Va, tarkim, čia mes matome, kad kažkas yra blogai su galvos smegenų mityba. Galbūt yra užspaustas kažkur tai, galbūt kaklas, šiek tiek reikia žmogui mankštos. Čia yra gerklės projekcija. Ties 3 valandą mes turime širdelės projekciją, ties 9 valandą turime plaučių projekciją, o ties 6 valandą kojos projekcija. Tai va, tai, jeigu pažiūrėjus į šitą rainelę, pasakytume, kad nusileidžianti žarna yra pilna toksinų. Reiškia, žmogus valgo per mažai ląstelienos, galbūt labai mėgsta perdirbtą maistą, būtent tą pizzas ar kažkokias tai tokius kebabus ar tą maistą, kur daug miltų, saldumynus, kavą ir dėl to toksinai kaupiasi. Norint būti sveikam, reikėtų trupučiuką vartoti daugiau daržovų. Tai vat, trumpai mes galime žinoti, kad mūsų rainelė, tas organas, kuris yra organizme, jisai signalizuoja gana anksti apie tam tikrus pakitimus. Ir mes juos turime reaguoti, jeigu norime būti sveiki, o iš tikrųjų labai paprasta, tiesiog teisingai maitintis, judėti ir dar rūpintis, mylėti savo kūną.